naujovė, aišku, pats krepšininkas taip pat yra kalbėjęs, kad daug geriau jaučiasi atakuojančio gynėjo vaidmenyje, o Latvijos rinktinė taip pat turi 11 žaidėjų rotacijoje, dar čempionato metu jie neteko Dairio Bertonio, labai svarbaus žaidėjo, kuris prisidėjo prie pirmųjų Latvijos rinktinės pergalių čempionate. Labai linksmai su Rolandu Šmitu pasisveikino Ignas Brazdeikis, Tomas Dimša, komandos draugai Kauno Žalgiryje, taip pat ir Rokas Jokubaitis su Rolandu Šmitu žaidęs Barcelonoje. Ir ginčo kamuolį laimėjo Jonas Valančiūnas, lietuviai pradeda pirmąją ataką. Rokas Jokubaitis iš karto drąsiai iki galo nepataiko jis, bet Jonas Valančiūnas taiso komandos draugo metimą ir pelno pirmosius taškus. Brazdeikis, Dimša, Jokubaitis, Sedekerskis ir Valančiūnas. Toks Lietuvos penketas. Čavaras, Radionas Kurucas, Arturas Kurucas, Rolandas Šmitas ir Arturas Žagaras. Latvijos rinktinės penketas. Pradeda su Čavaru vidurio puolėjo pozicijoje Latvijos rinktinė, bandydama atsakyti į Lietuvos rinktinės aukštą penketą, o čia Rolandas Šmitas pataiko iš 3 taškų zonos. Ir pataiko per Tadą Sedekerskį. Buvo iškėlęs ranką Sedekerskis, bet Rolandas Šmitas užtikrintai atlieka savo pirmąjį metimą. Be abejo, Rolandas Šmitas motyvacijos šiandien turės ir papildomą žaidžiant prieš Lietuvą, prieš Kazį Maksvytį, kuris visai neužilgo jį treniruos jau klube. Jonui Valančiūnui skirtas šis perdavimas, tačiau kamuolys nepasiekė adresato ir pražanga, stabdant įsibėgėjantį Latvių puolimą. Nebuvo kokybiškas perdavimas iš Tomo Dimšos, toks per daug nuspėjamas, per lėtas ir atėjo pasiimti kamuolį tiesiog Arturas Kurucas. Tai, kad nori lietuviai įvesti kamuolius Valančiūnui prieš Čavarą, yra labai suprantama, bet tai irgi reikia padaryti tiksliau ir greičiau. Vaizdo peržiūra. Nesportinės pražangos prašo Luka Bankį ir jis taip anksti jau pirmąją rungtynių minutę pasinaudoja trenerio iššūkiu. Keliaus arbitrai dabar prie vaizdo peržiūros sistemos. Pamatysime ir mes tą epizodą dar kartelį. Ir leisime paklausyti, ką teisėjai kalbėjęs peržiūros metu. Possible upgrade for the sportsmanlike foul. So here we have, can we go main camera full speed? So anyway, if the contact is from lateral, this is, I would like to have, full picture. So this is last player, because nobody's up. So we need to check if the contact is on the side, because if it's on the side, it meets the criteria for the sportsmanlike foul. Go, play. So the contact is on the side, correct? So because there is no any other player in front, but on the path there is nobody. So this is the open path, criteria 4. But this is not on the path. So we need to upgrade the foul. A sportsmanlike foul. 33, a sportsmanlike foul. We got 2 free throws for number play on, because play on. 47 a sportsmanlike foul, 2 free throws, and number 33. Okay? After the review, we upgrade the foul from normal foul to a sportsmanlike foul. Labai teko išnaudoti, bet sėkmingai išnaudoja nesportinę pražangą, nesportinę peržiūrą išnaudoja Luka Bankį, nesportinė pražanga bus skirta. Tiesiog labai nesėkmingas epizodas Tomui Dimšai. Ir perdavimas netikslus, prarastas kamuolys ir nesportinė pražanga buvo labai konkrečiai išaiškinta, dėl ko yra toks sprendimas, dėl ko pražanga pakelta iki nesportinės. Tiesiog nebuvo nieko kito Arturo Žagaro kelyje iš lietuvių krepšininkų ir tai yra traktuojama kaip paskutinės vilties pražanga be žaidimo į kamuolį. Ir Arturas Žagaras... Kurucas, atsiprašau, taip, Arturas Kurucas meta baudas. Taiko, pirmąją baudą Tadas Sedekerskis vienoje komandoje žaidęs. Gynėjas Viktorijos Baskonė gretose. Jie rungtyniavo kartu, tiesa, dabar Kurucas jau keliasi į Patrų klubą. Bandys laimę Europos taurės varžybose Graikijoje. Žagaras. Tikras šio čempionato atradimas. Arturas Žagaras, varikliukas Latvijos komandos puolime, puikiai gebantis ir organizuoti atakas. Dabar jau rizikingas perdavimas Čavarui ir bando gelbėti ataką Latvijų aukštaūgis. Taškų nėra, lietuviai nepasidalino šiek tiek šio kamuoliu ir dabar ataką dar kartą galės rengti Latvijai. Jau tikrai atrodė Sedekerskio kamuolys, pavyko apsiginti, priversti Čavarą atlikti sudėtingą metimą paskutinę sekundę. Neišėjo Latviams 2 prieš 2 užatakuoti Jono Valančiūno. Ir dar vienas šansas kaimynams. Žagaras.
Arturas Kurucas, gera galimybė mesti iš 3 taškų zonos ir geriau rungtynės pradeda Latvijos rinktinė, jau turi 6 taškų pranašumą, 8-2. Čia bene pagrindinis derinys, kurį savo knygoje naudoja Luka Banki, treniruodamas Latvijai, tai yra ispaniškas pick and rollas arba su Arturu Kurucu arba su Daviu Bertoniu, kuris yra aukštas metikas, tai labai puikiai atlieka Latvija. Na, ypatingai ketvirtfinalį Davis Bertonis buvo ryškus, mesdamas 3 taškus, o čia Jonas Valančiūnas kol kas yra vienintelis žaidėjas Lietuvos rinktinėje renkantis taškus. Arturas Kurucas. Persivaro kamuolį kitą aikštės pusę. Agresyvus. Perimetre Sedekerskis, per jo iškeltą ranką. Rolandas Šmitas pataiko antrą tolimą metimą ir Latvių 3 taškai kol kas baudžia lietuvius, 3 iš 3 pataikė kaimynai. Ir tie Šmito metimai nėra tokie lengvi. Yra šalia Tadas Sedekerskis, jis iškėlė ranką, gynasi, bet Rolandas Šmitas kol kas viską pataiko, perdavimas į baudos aikštelę ir vėl nesėkmingas. Ir vėl Tomas Dimša ten pabandė atlikti perdavimą Tadui Sedekerskiui, čia Radionas Kurucas, prie jo nekyla Valančiūnas ir 3 taškų vertės metimą dar vieną pataiko Latvijai. Prieš Radioną Kurucą kažkiek gal ir yra tų susitarimų parizikuoti, tai ne pats geriausias Latvijos sniperis, bet jis gali pataikyti. Kazys Maksvytis jau pakvietė Margirį Normantas. Sunki rungtynių pradžia Tomui Dimšai ir Normantas turėtų jį pakeisti. Dabar Dimša prieš Žagarą. Jokubaitis, prieš kurį Arturo Kuruco gynyba, 2-2 su Jonu Valančiūnu. Na, daug pick-and-rollų žaidžia Lietuvos rinktinė su Valančiūnu. Sedekerskis veidų į krepšį, nepataiko jis. Valančiūnas, jis dominuoja baudos aikštelę, tačiau nepaisant itin solidaus kapitono žaidimo, lietuviai vis dar atsilieka 8 taškais. Ir piktas Valančiūnas grįžo į gynybą dėl to, kad nebuvo užfiksuota pražanga prieš jį. Jau antrą kartą panašiai priekaištų arbitrams padarė Valančiūnas. Žagaras. Sedekerskis pradžiūno kamuolio Dimša. Žagaras, puikiai Latvijos ataka. Klavas Šavaras leidžiasi krepšio link ir atlieka dėjimą. Čia tiesiog idealų pick and rollą sužaidė su Čavaru Arturas Žagaras. Idealus perdavimas ir lengvi taškai. Brazdeikis įsibėgėja savo stiprią kairę pusę. Pakankamai kieta pražanga, kuri neleido Brazdeikiui pataikyti į krepšį. Radionas Kurucas kirto per rankas. Dabar galimybė pasikeisti Lietuvos rinktinės gynėjams. Margiris Normantas keičia Tomą Dimšą. Gali ir Margiris Normantas be abejo daugiau pažaisti su kamuoliu, kai neturėsime Vaido Kariniausko, kai Rokas Jokubaitis neišvengiamai turės pailsėti. Ignas Brazdeikis gali tapti antruoju Lietuvos rinktinės žaidėjų pelniusių taškų šiandien. Tai jis ir daro, pataiko pirmąją baudą Ignas. Gerą čempionatą turi Brazdeikis statistiškai, ypatingai stebina jo puikus pataikymas iš 3 taškų zonos. O beveik 2 tolimus metimus per rungtynes pataiko Brazdeikis, mesdamas 59% tikslumų. Na, nekalbame niekuomet apie Igną Brazdeikį kaip apie sniperį, tačiau jeigu pavyks jam ateinantį sezoną pagerinti bent kažkiek dar savosius skaičius, atstovaujan Žalgiriui, tai taps rimtu šio krepšininko ginklu. Vieną baudą žiūrėjau, dabar pataikė jis. Slovenija rungtynėse jis labai gerai atrodė prieš tokią pasyvesnį slovenų gynybą. Tokios gynybos, kokią demonstravo serbai, lietuviai nesutiko ir turbūt nebuvo įmanoma sutikti žaidžiant su jokia kita komanda čempionate. Čia Arturas Žagaras prameta dabar įsiveržęs į baudos aikštelę. Jokubaitis. Jis su kontaktu ir tai yra 2+1. Rokas Jokubaitis gerai dabar įvertina situaciją, pats ieškojo to kontakto su varžovu ir po jo dar sugebėjo pasižymėti taškais. Įdomu tai, kad Kazys Maksvytis atsiliekant 4-14 po Latvijų 3 taškių nepaprašė minutės per traukėlės, nusprendė tiesiog išlaukti. Galbūt suprasdamas, kad pataikė Šmitas ir netokius lengvus metimus, pataikė Kurucas, kuriam galima kažkiek atiduoti tą tolimą metimą ir nereikia panikuoti, taupo per traukėlės Lietuvos rinktinės strategas, o Rokas Jokubaitis nepataiko baudos. Na, 2 taškų nepasiėmė lietuviai nuo baudų metimo linijos, prieš tai Brazdeikis, dabar Jokubaitis. Žagaras nepabūgsto Jono Valančiūno, tačiau prameta iš gana neblogos padėties. Šavaras šiek tiek kliudė Igną Brazdeikį, tačiau pražanga nefiksuojama. Margiris Normantas. Ir nepataiko Normantas, tačiau Valančiūnas tiesiog dominuoja po krepšiu. Jo dar vienas puolime atkovotas kamuolys ir jau 8 taškas. Ir tiesiog nešvilpimos pražangos prieš Joną Valančiūną. Vos ne kiekvieną kartą, kai jis meta iš po krepšio, būna kažkoks kontaktas, kažkas liečia jam tai galvą, tai petį, bet teisėjai nieko nešvilpia. Kaip ir čia, nešvilpia pražangos Brazdeikiui, jis kabinasi už rankų Radionui Kurucui ir vis dėlto yra taisyklių pažeidimas. Na, Lietuvos rinktinė dar turi pražangų rezervą. Vienintelį kartą
prasižengę lietuviai buvo nesportiškai. Po Dimšos nuobauda buvo ten. Ir antroji komandinė. Pasečniką leidžia į aikštę Luka Bankį krepšininką, kuris iškrito iš rotacijos, tiesiog netiko trenerio schemoms čempionato metu, bet šiandien prieš Joną Valančiūną bus bandomas šis aukštaūgis. Na, Latvijai netiek daug ir sutiko čempionato metu tokių aukštaūgių kaip Jonas Valančiūnas, todėl dažnai žaidė tuo žemų penketų. Čia metimas iš 3 taškų zonos. Arturas Kurucas pataiko dar kartą. Latviai yra realizavę 5 tritaškius iš 5 ir dabar jau Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės. Susėdė, 1-4 keičiam ir zona pas mus. Dviese dabar sudimo. Polime, kampą ant lygio. Pirma, 2 žaidėjai. Sekantį kampą suspėjim. Jo, irgi, ne? Jo, Skirtingą krepšinį kol kas demonstruoja Lietuvos ir Latvijos rinktinės. Latvijų metė 5 tritaškius ir visi 5 buvo taiklus. Lietuviai viską sprendžia baudos aikštelėje ir nemetė nesykių iš 3 taškų zonos. Nors įprastai Lietuvos rinktinė dažnai baudžia varžovus tritaškius. Šiame čempionate turi netgi geriausią pataikymą iš 3 taškų zonos. Ir Tomas Dimša po pertraukėlės grįžo. Dabar jis pavaduos Roką Jokubaitį. Donatas Motiejūnas išleistas vietoj Jono Valančiūno. Latviai rizikuoja prieš Igną Brazdeikį. Pirmasis lietuvių bandymas mesti iš 3 taškų zonos ir jis nesėkmingas. Jonas Kurucas taip labai rizikingai prapačia ėjo iš užtvaros. Arturas Kurucas pasijautęs karštas vėl. Taigi atakuoja, bet šį kartą nepataiko. 2 tritaškius prieš tai buvo realizavęs jis, taigi pilnai turėjo teisę mesti ir dar kartą. Brazdeikis dabar jau krepšio link. Ataikus jo metimas, tačiau kaip Valančiūnas, taip ir Motiejūnas. Renkasi kamuolius puolime ir pražanga. Suojama prieš Lietuvos rinktinės centrą. Buvo priverstas Pasečnikas pasitikti Brazdeikį, jis sustabdė Igno Brazdeikio prasiveržimą, bet neliko krepšininkų, kuris galėtų atsitverti Donatą Motiejūną. Ir Motiejūnas mes baudas. Valančiūnas per savo atkarpą sugriebė 3 kamuolius puolime. Visi tie 3 kamuoliai virto taškais. Kol kas dar nebuvo pasirodęs Latvijos rinktinėje Andrėjus Gražulis. Naudingiausias rungtynių su Italija krepšininkas, ten žaidė ir labai daug minučių. Ir buvo tiesiog nuostabus. Dabar Davis Bertanis ant parketo. Davis Bertanis dažnai kyla nuo suolo. Nėra kažkokia naujovė Latvijos rinktinės žaidime, o lietuviai ir toliau turi problemų su baudų metimų realizacija, vos 1 iš 4. Pataikė Lietuvos rinktinė, dabar Motiejūnas turi galimybę pasitaisyti antrojo bandymo. 19-11 Latvijai turi 8 taškų pranašumą. Motiejūnas abi baudas prameta. 4 taškų jau nepasiėmė lietuviai. Dimša dabar su Normantu vienu metu aikštėje ir Dimša prižiūri Žagarą. Rokui Jokubaičiui suteikta šiek tiek poilsio. Litas, Kurucas. Agresyvi lietuvių rinktinės gynybos, Donato Motiejūno. Lietuviai kiek kitaip ginasi nuo 2-2 situacijų, Latvijai ir toliau šaudo 3 taškus vieną po kito. Arturas Kurucas pataiko 3 tolimą metimą. Labai kokybišką skersą perdavimą atliko Žagaras. Kurucui į gerą poziciją. Kuzminskas dar bandė bėgti su pakeltomis rankomis, bet jau buvo per vėlu. Normantas, į krepšį. Jo metimas susikūrė erdvės metimui Lietuvos rinktinės gynėjas ir sumažino šiek tiek atsilikimą. Arturas Kurucas. Labai greitai puolimo perėjo Latviai. Žagaras. Jo perdavimas Andžėjui Pasečnikui. Čia trūko nedaug, tačiau netikslus. Latvių bandymas. Lietuviai taip pat bando greitai užpulti varžovus. Geras Brazdeikio perdavimas Motiejūnui ir greiti, lengvi lietuvių taškai. Pavyksta vėl sumažinti atsilikimą iki 7. Užpulti Lietuvai tikrai pavyksta gana neblogai. Problema gynyba. 22 taškus jau yra pelniusi Latvijos rinktinė. Didžiąją dalį tų taškų 3 taškai susirinko kaimynai. Šmitas. Ir Šmitas atakuos. Kuzminską tam reikia būti pasiruošus. Jeigu yra tokia dvikova 4 pozicijoje, Donatas Motiejūnas ten jau bandė padėti, bet Šmitas
labai gerai jaučiasi pirmajame kėlinyje ir kol kas realizuoja visus metimus. Lietuvos rinktinė ir toliau ieško aukštų ūgių, dabar Donatas Motiejūnas, o kamuolį lyg ir neblogoje padėtyje. Bet per pasišniką nėra taip lengva mesti. Ir jo ilgas rankas netaip lengva išmesti puskablį. Žagaras. Ir pražanga. Bei 2 baudų metimai. Tomas Dimša iš tikros pusės padėdamas kišo ranką ir gavo pražangą. Tikrai sunkiai klostosi pirmasis rungtynių kėlinys Tomui Dimšai. Dabar vietoj jo grįš Rokas Jokubaitis, o Deividas Sirvydis keičia Igną Brazdeikį. Latvijai žais su tikrai pajėgia priekinė linija. Andrėjus Gražulis, kuris beveik viso čempionato metu žaidžia kaip pagrindinis Latvijų 5 numeris, dabar užims 4 poziciją. Jis pakeitė Rolandą Šmitą, Andžėjus Pasašnikas lieka aikštėje. Luka Banki priema tam tikrus sprendimus, kurie yra susiję tiesiog su Lietuvos rinktinės centrais. Nenorės rizikuoti ir prieš Joną Valančiūną palikti stipriai žemesnių krepšininkų. Andrėjus Gražulis Arba prieš Motiejūną. Šiame čempionate fiksuoja 19,3 naudingumo balų. Yra naudingiausias Latvijos rinktinės žaidėjas. Ne Davis Bertanis, ne tas pats Arturas Žagaras, kuris aišku taip pat žaidžia nuostabų čempionatą, bet būtent Andrėjus Gražulis. Tiesiog iškritus Porzingui komanda mobilizavosi ir kiekvienas žaidėjas atrodo kilstelėjo savo žaidimo lygį į viršų. Jokubaitis, Sirvydis, sakybiškas rungtynės žaidė su Slovenija, ėmėsi drąsiai iniciatyvos, tiesiog dabar pirmasis labai netaiklus jo metimas. Jis Maksvytis gražiai atsiliepė apie Sirvydį po to susitikimo, sakydamas, kad pirmiausiu metu Sirvydis galbūt taps vienu iš tų žaidėjų, aplink kurį bus statomas lietuvių žaidimas. Čia Žagaro metimas skrieja pro šalį. Kuzminskas kovojo kamuolį. Lietuvos rinktinės atsakymas Normantas. 2-2. Į Donatą Motiejūną. Pasiruošė žaisti Normantas. Motiejūnas popina ir meta iš 3 taškų zonos. Nepavyksta tiesa pataikyti. Smagu girdėti tai, kad Latvijų ir lietuvių sirgaliai susivienyje skanduoja labai populiarią skanduotę skirtą vienos teroristinės valstybės prezidentui. Pagaliau Maniloje mes turime šį akcentą. Parodė pirmas kartas, kai išgirdome šią jau folklorų tapusią skanduotę. Dabar Latvija nesėkminga ataka ir pagrindinė ataka organizatorių Arturą Žagarą pakeis Kristeris Zorikas. 11 taškų pranašumą turi kol kas labai kokybišką puolimo demonstruojantis Latvijai. 26 praleisti taškai. Per 8 rungtynių minutės Rokas Jokubaitis. Ispanišką pick and roll dabar bandė žaisti ir lietuviai. Rokas Jokubaitis po driblingo pataiko iš vidutinio nuotolio. Rokas Jokubaitis trūktelį šiek tiek Lietuvos rinktinės puolimą. Škelė. Nežinės Sirvydis prieš jį. Pasašniko aukštai. Statoma užtvarą. Škelė. Sirvydis apsigynė, galima sakyti, nuo šio prasiveržimo, apsunkino maksimaliai metimui. Dabar mes turime kiekybinį pranašumą puolime. Sirvydis Jokubaičius, šis iš toli, 3 taškai Rokas Jokubaitis. Labai geras sprendimas iš Deivido Sirvydžio, ekstra perdavimas, staigus ekstra perdavimas ir po Jokubaičio metimo pertraukėlės prašo Latvija. Beat the pressure without any pass. Come on! Come on! One ball to give, guys. One ball to give. We go through multiple action. Okay? This offense is PNC. Pagaliau pirmąjį rungtynių 30 pataikė ir Lietuvos rinktinė, jo autorius Rokas Jokubaitis, 1 iš 3 turi lietuviai. Latvijai per pirmąjį rungtynių kėlinį pataikė 6 iš 8. Čia statistika tokia išplėstinė statistika. Dengiamų tritaškių pataikymo procentas, kai tu nesi visiškai laisvas ir šalia yra varžovas. Ir pagal šį procentą Lietuvos rinktinė yra pirmoje vietoje, bet penketuke figūruoja ir Latvijos. Tikrai labai gerų pataikymų.
Dabar pozicinė Latvijos ataka, Garaškelė. Simboliška, kad prieš jį ginasi Deividas ir Vydis. Abu krepšininkai tapo savo komandose atradimais. Rungtynėse Latvija, Italija ir Lietuva, Slovenija. Raudinis iš 3 taškų zonos. Netaikliai metai krepšį ir išluptas kamuolys ir Vydžių iš rankų. Tam pagal taisyklės sužaidžia Latvijai. Atrodė, buvo pavykę apsiginti lietuviams. Dabar Zoriko perdavimas Gražuliui. Mindaugas Kuzminskas blokuoja varžovo metimą. Puikus epizodas gynyboje. Gražuliui kantrybės pritrūko, kad pasišaukdintų varžovą. Mindaugas Kuzminskas puikiai apsigynė. Dabar Normantas laisvas iš toli netaikliai. Vėl gerą sprendimą ten priėmė Deividas ir Vydis. Pamatė laisvą komandos draugą, tiesa metimas netaiklus. Tikrai galėjo nubausti Normantas varžovus, nes jie visi spaudėsi į gynyboje į stiprią kamuolio pusę ir paliko Normantą. Ar fiksuojama pražanga ketvirtoji komandinė Lietuvos rinktiniai, baudžiamas Donatas Motijūnas. O čia dar kartą Kuzminsko visiškai švarus blokas prieš Andrėjų Gražulį. Gabrielius Maldūnas ir trečias vidurio puolėjas įtraukiamas, kaip jau įprasta, kėlinio pabaigoje, kai reikia sustabdyti vieną paskutinį varžovo ataką. Maldūnas įeina tam, kad galėtų keistis ginamaisiais. Lietuvos rinktinė grįžta su tuo pačiu uždaviniu ir Tadas Sedekerskis, kuris keičia Roką Jokubaitį, taigi dabar tokiu labai mobiliu ir atletiškų penketų bandė žaisti lietuviai. Prie pirmąjį kėlinį pralaimi 6 taškais, pralaimi dėl gero varžovų pataikymo ir gana prasto mūsų užpildymo. Nors 20 taškų ir pelnėme, tačiau 1 iš 4 tritaškų ir 1 iš 5 baudų. Latvijos rinktinės. Paskutinioji ataka pirmajame rungtynių kėlinyje. Škelė. Gerai, čia suspaudžia gynyboje lietuviai. Gabrielius Maldūnas koja. Neliečia kamuolį, taigi dabar jau visas 6 sekundės galės kamuolį savo rankose laikyti Latvijai. Bent jau nuo pirmosios varžovo atakos fazės apsiginti pavyko. Gražulis turėjo progą mesti pats, nusprendžia palaukti komandos draugų. Gražulio metimas baigiantis pirmojo kėlinio laikų yra taiklus. Ir po 10 minučių 28-21 Latvija. Pirmąjį kėlinį Taivane prieš Latvijos rinktinę lietuviai buvo laimėję 30-12. Jau pasaulio čempionate, kuomet susitinka šios dvi komandos 28-21 ketvirtį laimi Latvijai. Tai yra eilinis įrodymas, kad kartais galbūt ir per rimtai žiūrima į tų kontrolinių rungtynių rezultatus, net į jos prieš pat čempionato startą. Čia Davis Bertanis meta iš 3 taškų zonos netaikliai. Kuzminskas, Lietuvos rinktinės pozicinė ataka. Donato Motijūno vidurio puolėjo pozicijoje. Dabar jau grįžta į aikštę lietuviai. Rokas Jokubaitis į kairę, praleistas jis bandė. Ten dar Andrius Gražulis blokuoti Jokubaičio metimą, tačiau taškus pelno lietuvis. Šiame čempionate Jokubaitis tiesiog skraido po aikštės, žaidžia su dideliu pasimėgavimu, pasitikėjimu savimi. Labai geras turnyras tikrai Rokui Jokubaičiui. Pozityviai turėtų į tai žiūrėti ir Barcelonos klubas. Pozityviai tikriausiai Andrėjaus Gražulio žaidimą žiūri jo klubas, nes šis vidurio puolėjas ir toliau renka taškus ir puikių procentų atakuoja krepšį. Rento Dovanytė energiją trino rankomis, dabar turėdama tokį čempionatą žaidžiantį krepšininką. Arturas Žagaras beje vis dar be klubų yra ten įvairiausių kalbų, kur gali pakrypti jo karjera. Minčių, kad gali net ir Lietuvoje gali likti iš čia, pražangų nėra prieš Kuzminską. 3 spėjo susispausti prieš Mindaugą Kuzminską ir mismečą visiškai eliminavo Latvijai. Davis Bertanis, Kuzminskas nesugeba nei prasižengti, nei išmušti kamuolį varžovų ir Bertanis krauna į krepšį. Vėlgi ženkli pranašumą įgijo Latvija 32-22. Zorikas aktyviai ginasi prieš Roką Jokubaitį.
Normanto užtvarą išleidžiant Motiejūną ir čia jau Andriaus Gražulio pražanga prieš Lietuvos rinktinės centrą. Ignas Brazdeikas pasirodys ant parketo, keičia Margirį Normantą. Deividas Sirvydis ir šiose rungtynėse gauna lygesnės minutės. Pasikeitė kažkiek ir žaidėjų pozicijos, praradus ne tik Eimantą Bendžių, bet ir Vaidą Kariniauską. Taip, 10 žaidėjų lieka rotacijoje, natūralu, kad tie, kurie yra suolo gale, tų minučių gauna daugiau. Čia Mindaugas Kuzminskas dar kartą stabdomas pagal taisyklės. Tiesiog į sieną atsimušė Mindaugas Kuzminskas, sunkiai atkarpa jam ir turėtų Kuzę pakeisti Sedekerskis. Davis Bertanis prieš Brazdeikį nusimeta kamuolį Strautinius. Strautinis braunasi po krepšiu ir dar 2 taškai. Latvijos rinktinė labai galingai pradeda antrąjį kėlinį. 12 taškų jau skiria komandas. Lietuvos rinktinės atsakymas. Ir Jokubaičio taškai. Rokas Jokubaitis ir Jonas Valančiūnas yra 2 puolimo lyderiai šiandieną Lietuvos rinktinėje. Jau 11 taškų yra pelnęs Lietuvos rinktinės žaidėjas, tai susirgo. O Vaidas Kariniauskas, aišku, Jokubaičio minutės šauks maksimaliai. Čia Gražulis ir pražanga prieš Andrių Gražulį. Iš pradžių atrodė gal kiek per stiprus, nepatogus perdavimas jam, bet kairė ranka pasigavo kamuolį Andrėjus Gražulis. Ir pražanga sustabdytas Latvis keliasi nuo grindų. Kazys Maksvytis grąžina į aikštę Tadas Sedekerskis su Jonu Valančiūnu. Valančiūnas per pirmasis minutės aikštėje buvo labai naudingas puolime. Jis per beveik 5 minutės pelnė 8 taškus, atkovojo 4 kamuolius. Latviams buvo sunku su jo baudos aikštelėje. Rokas Jokubaitis, vienas efektyviausių pick and rollo žaidėjų čempionate. Labai daug jis susirenka taškų iš 2 prieš 2 situacijų. Iš panašių situacijų jis pridalina ir rezultatyvius perdavimus komandos draugams. Andrėjus Gražulis pataiko pirmąjį baudos metimą. Ir šiandien Gražulis jau yra pelnęs 5 taškus. Ar tai nėra jaunas žaidėjas? Sakytume, jog patobulėjo, tarkim, per 1 metus iššovęs taiga, ne, tai yra 30-metis puolėjas. Savo karjerą nežaidęs jokiame elitiniame klube. Rokas Jokubaitis. Sirvydis daug įdeda kamuolio, dabar jau rankose kamuolys, vėl Jokubaitis, 10 sekundžių. Daug, juda ir toliau Deividas Sirvydis, tačiau Latvijai gerai, ten rotuojasi, taip ir nepavyko atsidengti lietuviui. Jokubaitis prieš Gražulį į kairę. Ir Rokas Jokubaitis 1 prieš 1 įveikia Latvijų puolėją. Šį kartą, nors ir veržėsi į kairę pusę, negali sakyti, kad buvo lengva. Tikrai jautėsi pasipriešimas iš Andrėjaus Gražulio, sudėtingą metimą pataikė Jokubaitis, Davis Bertanis iš 3 taškų zonos netikslus. Ir kamuolys Jono Valančiūno rankose, čia pražanga prieš Jokubaitį. Įdomu tai, kad Jokubaitis taip, taškus šiandien renka, 13 taškų jo sąskaitoje, tačiau nuo komandos draugų šiek tiek atjungtas. Dar nei vieno rezultatyvaus perdavimo neatliko jis ir dažniau yra priverstas pats rinktis metimus. Kita vertus tai nėra problema, jeigu jis pataiko 6 iš 7, tai yra geri metimai, tai galima laimėti ir su Roko Jokubaičio 30 taškų rungtynėmis. Kol kas nepuolime lietuvių didžiausias bėdas, kol kas tiesiog sunku apsiginti nuo Latvijos. Palyginimui su Slovėnija, Lietuvos rinktinės žaidėjai kaip tik retai žiūrėjo į krepšio pusę ir dalino rezultatyvius perdavimus. Čia geras dabar Deivido Sirvydžio perdavimas Tadui Sedekerskiui ir puikiai lietuvių ataka. Ir vėl reikalavimai fiksuoti pražangas tokiose situacijose. Matėme pirmajame kėlinyje Jono Valančiūno reakcijas, dabar jau Tado Sedekerskio. Zoriko metimas labai netaiklus. Kiek nusimušė Latvijai pataikymą iš 3 taškų zonos, dabar jau 6 iš 12. Valančiūnas, Jokubaitis. Bandė žaisti 2 prieš 2 su Valančiūnu šio. Ir ta užtvara ir pražanga Kristeliui Zorikui. Latviams tai yra 3 komandinė. Ir Arturas Žagaras keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio kartu su juo. Aikštėje ir Klavas Šavaras pradėjęs rungtynes startinimo penkete. Jo užduotis bent kažkiek pamėginti pasistumdyti su Jonu Valančiūnu baudos aikštelėje. Ir iš karto Lietuvos rinktinė bando žaisti per Joną Valančiūną. Šis iš toli pradeda centruoti. Žagaro pagalba. Vėl Valančiūnas, 5 sekundės buvo likusios atakai, tačiau Jonas Valančiūnas šiandien kol kas savasias progas išnaudoja 100%, 5 iš 5, 2 taškai. Vienas iš variantų, kaip išvengti tos dvigubos gynybos, yra mesti iš vidutinio nuotolio. Bet 2 prieš 2 Latvijų žaidimą stabdyti tikrai sudėtinga. Arturas Žagaras
Labai kūrybingas, labai greitas ir talentingas krepšininkas. Įsiveržęs į baudos aikštelę, paduoda kamuolį Čavarui ir 2 taškai su pražanga. Ir jau 6 rezultatyvius perdavimus yra išdalinęs Arturas Žagaras. Netgi 7. Čia buvo 7. Dar pirmoje rungtynių pusėje, tai tikrai įspūdingas skaičius. Fantastiška jo kūryba, tiesa dabar Čavaras nepataiko baudos metimo. 8 taškai ir toliau skiria komandas, Jokubaitis, Brazdeikis. Aktyviai retai, meta tritaškius, dabar viena iš išimčių, nepataiko Brazdeikis. Ir Latvijai panašu, kad nežiūri į tuos Brazdeikio procentus būtent šiame čempionate, jie vis tiek jį traktuoja kaip nestabiliai iš 3 taškų zonos metantį krepšininką. Ir neatitiktinumas, kad iš užtvaro eina per apačią. Jeigu vieną kartą taip atsitiktų, galėtum sakyti atsitiktinumas ar koncentracijos klaida, bet jie tai daro pastoviai. Dabar kol kas abu savo 3 taškus yra prametęs Brazdeikis. Žagaras. Trautinis. Čavaro tvirto, užtvaro prieš Tadas Sedekerskis. Trautinio metimas iš 3 taškų zonos, na lietuviams pavyko pagerinti savo gynybą. Koks ir vėl Arturo Žagaro perdavimas. Neįtikėtina. Latviškas Styvas Nešas. Ir po jo dar vieno epizodo minutės pertraukėlės prašo Kazys Maksytis. Hebra, man reikia žmonių žaidžiančių šiandien. Davai. Vargo nepsikuok, ble. Uloš, ble, išėjęs. Vargo su Silviu. Bet viens kitam padedat kamuolį išvaryti. Dabar žiūrėk. Savo draugų gynybą. Gerose pasų linijose. Einat iš užgalą. Jonas apačioj. Davai, bambą pasidarė. Polina, Žekis Pengi. Pikus ant Jonas. Fantastišką pasitikėjimą savo jėgomis. Kol kas demonstruoja Arturas Žagaras, jo juvelyriški perdavimai, iš kurių jau 8 baigėsi komandos draugų tiksliais metimais. Pats Žagaras dėkojo viename iš interviu ir Kėdainių Nevėžio organizacijai, kuri jam suteikė lyderio rolę, kuri jam padėjo atsigauti po traumų ir leido įsibėgėti. Aišku, ir Nevėžio gretose traumos šiek tiek sunkino jo sezoną, tačiau dabar į pasaulio čempionatą jis yra atvykęs maksimaliai pasiruošęs ir demonstruoja geriausias savo savybės. Zoninių presingų Latvijai pasitiko Lietuvos rinktinė, dabar ir savo aikštės pusėje stoja gintis aikštę. Na ir Lietuvos rinktinė turinti tikrai daug žaidėjų galinčių pataikyti iš 3 taškų zonos. To zoninė gynyba turėtų tvarkytis. Margeris Normantas prameta ir kamuolį atsikovoja Latvijai. Galbūt ir prisitaikys ir tvarkysis, bet čia labai gudrus įėjimas iš Luka Banki. Visą laiką jie gynėsi asmeniškai ir štai po minutės pertraukėlės, tam, kad sugriautų Kazio Maksvyčio derinį, grįžta su zoninė gynyba. O čia Trautinis atsako taškais. Jo, 6 taškas. Ir žiūrėk, dabar rodo Luka Banki perina vėl gintis asmeniškai. Tai ta zona buvo tiesiog vienai atakai sustabdyti. Gudriai reikia pripažinti sužaidė strategas iš Italijos. Brazdeikis. Pražanga prieš Lietuvos rinktinės gynėją. Ignas Brazdeikis kol kas turintis vos tašką savo sąskaitoje. Mes 2 baudų metimus. Visi 3 metimai žaidimo buvo netaiklus. We have our protocols, okay? We have to process the players in here. I can understand your point. You got to play under referees count for work, but for us that is I know. Look, we are not missing anything. Don't worry. This is the most important thing. Su teisėju iš Italijos, vyriausiu rungtynių teisėju Manueliu Maconi padiskutavo Kazys Maksvytis, pasikeitė nuomonėmis. Šį kėlinį lietuviai kol kas taip pat pralaimi 14-11. Geresnė antrajame ketvirtyje yra Latvija, dabar jau 14-12. Lietuviai dabar jau nusprendžia paspausti Latvijos rinktinę. Arturas Žagaras uždarytas tarp 2 lietuvių, tačiau sugeba atlikti perdavimą. Čavaras, Arturas Prismaikstas 31-ame kėlinyje. Reikia agresyvios gynybos visų pirma prieš Žagarą. Pažaboti jo kūrybą. Dabar Žagaras 1 prieš 1 su Margeriu Normantu. Ir įveikia Lietuvos rinktinės gynėjo gynybą. Arturas Žagaras. Reikia nepamiršti, kad Kėdainių Nevėžis pridarė daug vargo Vilniaus Rytui. Neparankiausias varžovas šį sezoną buvo turbūt. Greičiausiai Žagaras buvo viena pagrindinių to priežasčių.
Tikrai taip. Grįžta Rolandas Šmitas. Kaip italai yra serbų kriptonitas, taip Nevėžis buvo Vilniaus Ryto praėjusiame sezone. O Žagaras dabar prameta baudos metimą. Taškų prasme jis šiandien kol kas turi vos porą savo sąskaitoje. Jie surinkti baudų metimais, tačiau daugiausiai jis prisideda be abejo puikia kūryba. Ir dabar pelno trečiąjį tašką Žagaras. 11 taškų. Vis dar skiria komandas, lietuviams pavyko stabilizuoti situaciją, tačiau artėti prie Latvių sekasi sunkiai. Brazdėkis. Ir vėl, bandymą žaisti 2-2 su Jonu Valančiūnu. Brazdėkis su kontaktu ir Ignas Brazdėkis. Simas iniciatyvos tai daro sėkmingai. 2 atakas iš eilės. Ir dešinė ranka pataikė tikrai sudėtingą metimą prieš gerą Strautinio gynybą. Kauno Žalgirio krepšininkas. Neskuba dabar jau Arturo Žagaras ir vėl. Margiris Normantas dabar jau 2-2 bandymą žaisti. Žagaras. Bandė provokuoti pražangą, bet po kontaktų Švilpuko nesulaukęs atliko sudėtingą metimą. Čia pristabdo jis šiek tiek Margirį Normantą. Ir jau turbūt geriau gynyboje atiduoti Žagarui tokius metimus, kaip prieš tai atakoje, nei kad leisti jam kurti. Čia Margirio Normantą labai netaiklus mėginimas ir lietuviai šiandien kol kas tritaškius meta labai prastai. 1 iš 6. Prieš JAV pradėjome 9 iš 9. Ten metimai buvo iš spotą padėčių, lengvi, patogus. Ir aišku, tuo metu komanda greitai pagavo gerą ritmą. Tadas Sedekerskis dabar šokdamas prie Rolando Šmito gauna pražangą ir, prisiminkime pirmą kėlinį. Sedekerskis buvo geroje pozicijoje gynyboje, bet Šmitas 2 kartus pataikė, dabar labai stipriai reaguoja Sedekerskis į Šmito veiksmus. Ir netgi per stipriai. Andrės Sasovskis vakar pusfinalio, taip 3 kartus prigavo amerikiečius ir metė 9 baudas. Ten jau Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkams reiktų į veidrodžius pasižiūrėti, jeigu tu 3 kartus gali subauduoti žaidėją. Negana to, kad su tuo vienu prastu pindaunu visas rungtynės jūs kvailina, tai čia jau jie patys kalti dėl to. Tadas Sedekerskis netikiu, kad dar 2 kartus šiose rungtynėse taip prasižengs prieš Rolandą Šmito. Galų gale ta pražanga gali nieko daug ir nekainuoti, nes Šmitas 2 baudas jau prametė. 8 taškus kol kas turi Žalgirio puolėje šiose rungtynėse. Ir visas 3 baudas prameta Šmitas. Kamuolys tiesa. Panašu, kad nuo lietuvių lieka aikštės ribas. Ten Jokubaitis kovojo dėl jo, tačiau užsprūs. Kamuolys iš ranko. Tai, kad Šmitas prametė 3 baudas, yra netikėta. Vis dėlto žaidėjas kuris gerų procentų meta baudas ir Eurolygoje. Čia dar kartelį, kad kova dėl kamuolio. Na taip, nuo Igno Brazdeikio galvos. Kamuolys keliauja už aikštės ribų. Šavaras. Tai nėra tas aukštūgis, kuris plėstų aikštę, tačiau geras užtvaras. Mato Klavas Šavaras ir dabar jo žaidimas 2-2 įveikiant Joną Valančiūną. 9 Arturo Žagaro rezultatyvus perdavimas pirmoje rungtynių pusėje. Fantastika, kaip kuria progas komandos draugams Žagaras. Dabar bando dviesi užspausti Roką Jokubaitį Latviją ir pražanga. Čia jau jie labai stipriai rizikavo, taip agresyviai puldami prie Roko Jokubaičio, nes 4 komandės pražangos yra išnaudotas. Dabar jau baudų metimus mes ir Lietuvos rinktinės žaidėjas šiandien rezultatyvumu daugiausiai prisidedantis prie komandos veiksmų. 13 taškų jo sąskaitoje. Čia nieko kito daugiau nėra padaręs statistikos grafuose. 4 išprovokuotas pražangos. Irgi statistika. 13 taškų, 14 po Jokubaičio pataikytos pirmosios baudos. Lieka 2 minutės 41 sekundė. Ir dabar jau pataiko 2 baudas Rokas Jokubaitis. Pirmajame kėlinyje lietuviai turėjo nemažai problemų su baudų realizacija. Dabar jau yra 5 iš 9. Žagaras. Rokas Jokubaitis gynyboje prie Žagarą. Ruca prižiūri Ignas Brazdeikis. Davis Bertanis, vėl jo firminis prabėgimas ir metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko dabar Davis Bertanis, lietuviai turi kiekybinį pranašumą. Jokubaitis, Valančiūnas, iš 3 taškų zonos Jonas Valančiūnas meta netaikliai. Manau, kad buvo geras sprendimas atakuoti, turėjo laiko prisitaikyti Jonas Valančiūnas, o čia vėl Čavaro ir Žagaro 2-2. Per apšilimą beje Jonas Valančiūnas 12 tritaškų šėlės buvo pataikęs. Skaičiavau. Tai aš tikiu, kad jis būna per apšilimą ir 20 pataiko. Labiau, kad jis gali mesti, mes tai puikiai žinome ir iš NBA lygos. Latvijai toliau tęsia ataką, staigus perdavimas Rolandui Šmitui, Šmitas prameta.
Ir dabar jau atsikovoja kamuolį lietuviai, dar vieno antrojo šanso negauna Latvijai, beje šiandien pagal puolime atkovotus kamuolius lygybė 5 prieš 5, nors teoriškai lietuviai čia turėtų turėti pranašumą. Rūtas dabar taip trauktas į gynyboje nuo Igno Brazdeikio, atiduodamas metimą. Šiek tiek slystelė Ignas Brazdeikis, nepavyko atlikti kokybiško metimo, kaip ir Jonui Valančiūnui nepavyko atikovoti kamuolio. Žagaras. Dar viena Latvijos puskinė ataka. Šmitas turi prie savęs Igną Brazdeikį, dviejų žalgiriečių mikrodvikovą. Šiek tiek pasislinko padėti Jonas Valančiūnas ir perdavimas tikslus Klavui Čauriui, kuris pelno taškus. Tikrai gerai sustiguota Latvijos rinktinė, gerai jaučiasi tarpusavio ryšiai. Šmitas puikiai perskaito situaciją. Jokubaitis iš 3 taškų zonos, na čia jau rizika visiška Latvijos rinktinės. Neišeina nubausti tų anderinimų, vadinkim taip, nes ir prieš Normantą jie tai darė, prieš Brazdeikį, dabar netgi prieš Roką Jokubaitį, bet Lietuvos rinktinė pataikė tik 1 tritaškį iš 9. Įprastai čempionate mes tritaškius metam 45%. Ir tokias progas išnaudoja mitinį efektyviai, čia Rolandas Šmitas. Pripažinkim, kad prieš tai visose rungtynėse po driblingo tų metimų daug nebūdavo. Tai būdavo metimas iš perdavimo. Taip, daugiau iš statinių padėčių susimesdavo lietuviai, dabar vėl 13 taškų pranašumas Latvijos komandos pusėje. Ir turime 30 sekundžių dar pirmoje rungtynių pusėje pamėginti sumažinti atsilikimui. Brazdeikis gal dabar nepataiko ir šį kartą Ignas Brazdeikis, reikia dabar jau gintis nuo paskutiniosios Latvijos rinktinės atakos iki pertraukos. Žagara niekur be abejo neskubės, Latvijos rinktinės žaidėjas. Kėdainių Nevėžio atakų organizatorius prieš Barceloną. Tadas Sedekerskis dabar išsikeitė prie Žagarą. Artūras Žagaras, nepataiko jis. Ir pražanga užfiksuota Latvijos rinktinėje, tai yra 2 baudų metimai. Čia maksimali nauda lietuviams. Valančiūno reakcija maždaug pagaliau prieš mane buvo sušilta pražanga, pagaliau kažkas pamatė, kiek daug kontakto man tenka atlaikyti po krepšiais. Lietuvos rinktinės kapitonas įmes baudas, po kurių lieka jau mažiau nei sekundė iki kėlinio pabaigos. Baudų Valančiūnas šiandieną dar nemetė, 2 taškus išnaudojo 100%, vienintelį mestą 3 taškį metė pro šalį. Galimybė šiek tiek priartėti, baiginėjantis antrojo kėlinio laikui. Tiesa, per pertrauką reikės Lietuvos rinktinei padaryti tam tikras išvadas. Aišku, daug susijusių dalykų yra su pataikymu puolime, tačiau pirma gynyba ir 49 praleisti taškai. Čia yra tie momentai, kur reikėtų korekcijų Lietuvos rinktinei. Valančiūnas meta antrąją baudą. Pataiko 2 baudas Lietuvos rinktinės kapitonas. Varžovai jau laiko praktiškai nebeturi, taigi po 2 kėlinių Latvija pirmauja 49-38.
First defense we ran if they beat the post, okay? Gradually do your best to front the post before you catch the ball. Do your best to front him, okay? Make him use the elbow, show the contact and use the hips to push him down. Relax, shoot the beat, okay? E, 38-49 tokiu rezultatu Lietuvos rinktinė atsilieka nuo Latvijos po 2 kėlinių. Ir dabar 2 ketvirčiai tam, kad čempionatą užbaigtumėm pergalingai. Toks tikslas turėtų būti iškeltas Lietuvos rinktinėje. Varžovai pradėjo rungtynės labai gerai pataikydami iš 3 taškų zonos, vėliau ir be 3 taškų rado būdų, kaip bausti lietuvius puolime. Mūsų rinktinėje rezultatyviausi buvo Jokubaitis ir Valančiūnas. Rokas pelnė 15 taškų, 12 pridėjo Jonas. Latviai vėl demonstravo gražų komandinį krepšinį, kaip ir viso čempionato metu. Arturas Žagaras atliko 10 rezultatyvių perdavimų per pusę rungtynių. Nelabai buvo galimybės pasitikrinti, bet čia gali būti ir rekordas FIBA pasaulio čempionate, nes tai yra 10 rezultatyvių perdavimų per pirmuosius 2 rungtynių kėlinius. Toks rezultatas nemalonus ir dar dėl vieno aspekto, būtent 38-49 po 2 kėlinių atsilikinėjome nuo serbų. Dabar pirmoji Lietuvos rinktinės ataka po pertraukos baigėsi netiksliu Tadas Dekerskio metimu. Margiriu Normantu vietoj Tomo Dimšos nusprendė pradėti antrąją pusę Kazys Maksvytis, taip pat aikštėje Rokas Jokubaitis, Ignas Brazdeikis, Tadas Dekerskis ir Jonas Valančiūnas. O Gražulis nepataikė, nors ir vėl jam labai gerą progą sukūrė Arturas Žagaras. Kartu su šiuo tandemu Latvių penkete Rodionas Kurucas, Arturas Kurucas ir Rolandas Šmitas. Taigi vienas pakeitimas Latvijos rinktinės penkete nuo startinio. Čia Ignas Brazdeikis griebėsi už kelio, oi kaip negerai. Bet ten uždarytas jis buvo ir tikėkime, kad tik susimušė kelį. Pražanga nebuvo užfiksuota prieš Igną Brazdeikį. Man belieka dabar išlaukti pakartojimą, išlaukti kas čia nutiko. Ignai Brazdeikiui mažiausiai norisi traumų. Štai tokiose rungtynėse, kurios nėra dėl 5-osios vietos, bėga ir Lietuvos medikai. Nieko nesakysiu, matys viską matėte, tai yra labai nemalonu. Šaldoma koja dabar Ignai Brazdeikiui. Sunerimė Lietuvos rinktinės gerbėjai, sunerimės personalas, atsarginių žaidėjų suolelis taip pat praktiškai visas pakilęs stebi Igną Brazdeikį. Mindaugas Kuzminskas dabar jau pakeis į plojimai. Pasigirsta Molovai iš arenoje ir Ignas Brazdeikis keliauja atsarginių žaidėjų suolelio link. Tiekimės nieko rimto nenutinka. Lietuvos rinktinės vienam iš kertinių žaidėjų, kurio netrukus laukia sezono pradžia su Kauno Žalgiriu. Gerai bent tai, kad gali priminti koją ir pats išeina iš aikštės, bet didelis klausimas, ar šiandien jis galės padėti Lietuvos rinktinėje, jeigu ne, liksime su 9 žaidėjais. Taip, dabar Mindaugas Kuzminskas vietoje aikštėje ir Lietuvos rinktinė reikia gintis nuo Latvijos rinktinės atakos. Arturas Kurucas, Žagaras. Vėl bandėme žaisti 2-2, Kurucas sustato čia prie jo laiku. Rokas Jokubaitis, kuris dar ir Gražulio metimą bandė sutrukdyti, tačiau Andrius Gražulis pataiko iš 3 taškų zonos. Pirmas jo bandymas ir iš karto pataiko Latvijas. Žmogus, kuris renka taškus iš 2-2 situacijų, iš vidutinio nuotolio, iš baudos aikštelės ir dar neganant to 3 taškus pataiko. Eina dvigubinti Valančiūno varžovai. Kuzminskas pasisiūlė baudos aikštelės viduryje, atmetas kamuolys Jokubaičiui, Rokas Jokubaitis prameta 3 taškai. Šiandien skrieja pro šalį, tik 1 iš 11 pataikė lietuviai. Vienintelio 3 taškų autorius ir yra Rokas Jokubaitis, jis yra realizavęs 1 iš 3. Čia Arturas Kurucas ir dabar jau Latvijai susikūrė gerą metimą. Kurucas pataiko iš 3 taškų zonos. Viską vėl pradeda Žagaras. Įsiverždamas su dideliu greičiu į baudos aikštelę, atlikdamas gerą kokybišką perdavimą ir paskui su ekstra perdavimu broliai Kurucai sukūrė situaciją. 6-0 kėlinį pradėjo Latvijos rinktinė, jį turi rekordinį pranašumą dabar. 17 taškų skiria rinktinės. Čia pražanga. Suojama.
Arnui Brazdeikiui toliau suteikinėjama pagalba ant atsarginių žaidėjų suolelio. Valančiūnas, šį gerokai žemesnis Andrius Gražulis. Ir ateina pagalba pražanga. Pražanga Artūrui Kurucui. Iš abiejų pusių pagalbos jau ėjo. Šiaip prieš kėlinį galėjome girdėti, ką kalbėjo Luka Banki, tai jis daugiausiai dėmesio skiria būtent Andrėjui Gražuliui, sakydamas, kad stenkis visada prieš Valančiūną gintis iš priekio, priversti jį naudotis alkūnėmis ir dirbti savo klubais. Ten tavo jėga turėtų būti prieš Valančiūną. Dabar netgi ir du baudų metimai yra skirti Latvijos rinktinės krepšiai. Valančiūnas užbaigė antrąjį rungtynių kėlinį pataikydamas 2 baudas. Dabar pelno ir pirmuosius lietuvių taškus po pertraukos būtent baudomis. Nesunkios minutės Lietuvos rinktiniai. Valančiūnas vieną baudą iš 2 pataiko. Geras, kokybiškas Lietuvos rinktinės žaidimas šiame čempionate ir taip nesinorėtų baigti pralaimėjimu jo Lietuvos rinktiniai. Artūras Žagaras. Gražulis. Dar vienas metimas iš 3 taškų zonos. Dabar pataiko ir vėl Andrius Gražulis. Europos taurės varžybose 20% metė Gražulis 3 taškus. Čempionate jos pataiko maksimaliai gerai ir minutės pertraukėlė. Paima visų greičių įsibėgė, jūs esat kažkur prie ant kelio jų, ar ne? Aš jeigu turiu padengimas, tai mes galvame. Kokis ropą, tai išpamuškit, kad pirminį greitį, visų greičių įsibėgė. Toliau, čia stant, pasakiau, eikit net stylo, kodėl paliekat vieną? Jau antrą kartą, šitas kaip 5 žmogų. Čia įvysiu dimo. Tomai, pasileidžiu su Seku. Latvijos rinktiniai pavyko sukurti jau 19 taškų persvarą ir lietuviai sunkiai pradeda antrąją rungtynių dalį kaip tik. Taip norėjosi solidžios pradžios, geros energijos 3-4 pradžioje, tačiau Latvijai vėl pradeda kėlinį 3 taškais. 9-1 šio kėlinio rezultatas. Rokas Jokubaitis nepataiko ir Lietuvos rinktinės žaidėjas. Leistas į aikštę Donatas Motiejūnas po pertraukėlės. Dimša su Normantu dabar viename penkete praradus Brazdeikį ir jų vaidmenis ir jų pozicijos keisis. Ir Deividas Sirvydis, aišku, bus reikalingas. O Artūras Kurucas dar vieną 3 taškį leidžia Lietuvos rinktinės krepšį. Jo pataikymas šiandien 4 iš 6, 5 iš 7, atsiprašau. 61-39 Latvijai triuškina šiuo metu Lietuvos rinktinę. Rokas Jokubaitis. Na, išsimuša iš ritmo lietuviai, aišku, demoralizuoja tokias Latvijos atakos, dabar jau iš gerų padėčių patys mūsiškiai prametinėja. Žagaras. Artūras Kurucas. Netrukus Deividas Sirvydis išvysime aikštėje. Kurucas. Dar vienas Artūro Kuruco metimas iš 3 taškų zonos, na dabar jau nepataiko. Latvijos rinktinės gynėjas, lietuviai pradeda savo ataką. Jokubaitis. Vėl per apačią lenda varžovai po užtvarų. Kuzminskas. Šiandien Kuzminskas progų metimams iš 3 taškų zonos praktiškai negauna. Jokubaitis. Žadėjona Kurucą. Dar vienas netiklus metimas ir Lietuvos rinktinė vos taškai yra pelniusi po pertraukos. 3 iš eilės nesėkmingos Jokubaičio atakos, o Kurucas apsigynęs. Pirmas atsidūrė ir prie mūsų krepšio, jo taškai ir jau antrosios pertraukėlė šiame kėlinyje prašo Maksvytis.
Reikia charakterio Lietuvos rinktinėje. Lietuviai tragiškai pradeda trečiąjį rungtynių kėlinį 14-1. O šį ketvirtį kol kas laimi Latvijai, užbombardavę mus tolimais metimais ir 24 taškų skirtumas tarp komandų. Paskutinėse čempionato rungtynėse Lietuva-Latvija. Toks įspūdis, kad Latvijai pasižymėjo, kokius skirtumus pralaimėjo Taivane ir dabar jau nori siekti revanšo su kaupu. Bet tikėkime, kad Lietuvos krepšininkai atsigaus. Ir po šios pertraukėlės gera ataka. Tomas Dimša su Donatu Motiejūnu sėkmingai žaidžia 2-2. O puolime mes matėme, bent jau pirmoje pusėje, kad galime užpulti, reikia sugrįžti prie to žaidimo. Tačiau svarbiausia – gerinti savai pasirodymą gynyboje. Latvijos rinktinės gynėjai Kurucas, Žagaras, tiek judėdami su kamuoliu, tiek be jo. Yra didelė problema lietuviams. Dabar jau Žagaro įkirtimas be kamuolio baigėsi netikslių perdavimų. Klaida. Latvių žaidime vos antrą kamuolį praranda mūsų kaimynai. Lietuvos rinktinė klysta taip pat retai, vos 3 sykius prarado kamuolius lietuviai. Vėl Motiejūnas kyla statyti užtvaras. Kuzminskas. Iš Rolandą Šmitą Mindaugas Kuzminskas netaiklus, puolėjo metimas ir šiandien Kuzminskas taip pat tuščias. Mes žinome, koks kietas žaidėjas yra Rolandas Šmitas ir Kuzminskui jį atakuoti 1-1 nėra galbūt pats geriausias variantas. Arturas Kurucas 6 iš 9. Fenomenalus Latvijos pataikymas. Naująjį Bagaskį atradusi Latvija. Na, nežinau, kiek čia visko šitam čempionate Latvija naujo atrado, bet kiekvienose rungtynėse atsiranda po naują ginklą, po naują kozirį šios rungtynės žaidime. Tai Andrijus Gražulis, tai Arturas Kurucas, Davis Bertanis, Aikaraškėlė. Pražanga puolime Donatui Motiejūnui ir metamas į kovą bus Gabrielius Maldūnas. Taip ir Tadas Sedekerskis. Didina penketą Kazys Maksvytis, Kuzminskas stumsis į 3 poziciją. 25 taškai skiria komandas ir pusę laiko lieka trečiajame rungtynių ketvirtyje. Latvijai prieš čempionatą netekę Kristapo Porzingo, čempionato metu netekę Dairio Bertanio. Lietuvius toliau tiesiog triuškina. Jonas Kurucas, dabar jau įkirtimas į baudos aikštelę. Dar vienas krepšininkas, kuris šiandien labai solidžiai atstovauja Latvijai. Na, tai tik dar kartą rodo, kad Latvijų rungtynėse prieš Vokietiją iki paskutinio metimo laikės tikrai neatsitiktinumo dėka. Taip, Denisas Šrioderis žaidė tragišką mačą ten ir Latvijai tuo sėkmingai naudojosi, tačiau tai nesvarbu. Latvija jau tikrai visiems rodė, kad niekas nebuvo atsitiktinumas, nei pergalė prieš prancūzus, nei pergalė prieš ispanus, nei sutriuškinti brazilai. Jie tiesiog tokie geri yra šiame pasaulio čempionate. O Davis Bertanis dabar keičia Gražulį. Mato Luka Bankį, kad ir Lietuvos rinktinė dabar žaidžia su žemesniu, mobilesniu centru, kuris nekelia tokio pavojaus nugarai krepšį baudos aikštelėje. Tai ir Luka Bankį, Rolandas Šmitas stums į 5 poziciją. Ar aišku, kalbame daug apie akcijas pasikėlusius Latvijos rinktinės žaidėjus, apie Žagarą, kuris vis dar neturi klubo ir realu, kad kilsi jau gerokai aukštesnį lygį nei praėjusiame sezone, tačiau Luka Bankį savo akcijas taip pat kilsteli į viršų. Jis neblogą sezoną turėjo ir klubinėme krepšinėje. Jis stojo prie Strasbūro klubo vairo jau sezono eigoje ir sugebėjo atgaivinti tą ekipą. O dabar su Latvijais turi tiesiog pasaką šiame čempionate Luka Bankį. Žagaras. Evidas Sirvičius gynyba prieš jį. Ir Radionas Kurucas. Įveikia Kuzminską ir Žagaras įsirašo 14 rezultatyvų perdavimą. Na, labai nemalonus mačas Lietuvos rinktiniai. Lietuvos rinktinė yra atlikusi 8 rezultatyvius perdavimus, Žagaras 14. Pražanga, čia dabar fiksuojama toje vietoje, kur kamulio nebuvo. Ar Latvijai jau susirenka 4 komandinės pražangas šiame kėlinyje. Margiris Parmatas vietoje Mindaugo Kuzminsko šiandien. O Mindaugas Kuzminskas yra tuščias, nepelnė nė taško. Lietuvos rinktinės puolėjas prametė abu savo 2 taškus. Jokubaitis iš 3 taškų zonos. Ar toliau nieko nepataiko lietuviai. Maldūnas atkovoja kamuolį, tačiau ir jo bandymas nesėkmingas. Taip, rungtynės. Nieko daug nelemia rungtynės dėl 5 vietos, tačiau jas pralaiminėti tokių skirtumų yra žiauriai nemalonu. Radionas Kurucas. Rolandas Šmitas užbaigė šią ataką taškais 72-42. Latvijai tiesiog smaginasi. Minus 30. Kazys Maksvytis jau 2 pertraukėlės sunaudojo šiame kėlinyje. Daugiau nelabai ką iš čia gali pakeisti. Žaidėjai tiesiog
praradę pasitikėjimą savimi, iš Margirio Normanto rankų ištrauktas kamuolys. Latviai tęsia savo dominavimą. Rodijonas Kurucas, nugarai krepšį, ateina pagalba iš Maldūno. 23-4, šį kėlinį laimi Latvija. Arturas Žagaras. Jo žaidimas su kamuoliu prieš Gabrielių Maldūną. Du Lietuvos krepšinio lygos žaidėjai. Praėjusį sezoną žaidė ir vienas prieš kitą, dabar susitiko. Čia atkovoja kamuolį puolime Rodijonas Kurucas. Rolandui Šmitui keliauja kamuolys ir pražanga prieš jį. Tiesiog nepasimtas kamuolys. Rodijonas Kurucas žymiai labiau pasistengė, kad pasimtų šį kamuolį. Ir su jo pagalba dabar Rolandas Šmitas jau keliauja prie baudų metimo linijos. Gali pridėti jis dar 2 taškus. Ir Rodijoną Kurucą, kuris labai gerą atkarpą žaidė trečiajame kėlinyje, keičia Arturas Strautinis. O Lietuvos rinktinė kurį laiką žaidžia be Jono Valančiūno. Puolime Valančiūnas naudos duodavo lietuviams. Šių gynybą ir jis. Dažnai buvo atakuojamos 2 prieš 2, dabar jau Šmitas pataiko ir baudą. Buvo tos 3 netaiklios po provokuotos pražangos metant iš 3 taškų zonos. 31 taškas skiria komandas. Rolandas Šmitas didina persvarą iki 32. Tomas Dimša. Dabar žaidėjo pozicijoje. Margiris Normantas. Dekerskis, Sirvidžiui, toli, Deividas Sirvidis ir Lietuvos rinktinė nepataiko nieko. Šiandien dar vienas šansas Sirvidžiui. Pagaliau bent kažkas sugeba pataikyti Lietuvos rinktinėje. Ar dabar jau Latvijų taip laimi didesnė persvara, nei kad Lietuvos rinktinėje įveikė kontrolinėse rungtynėse 24 taškais. Tuomet pergalę pasiekė lietuviai. Nieko nebuvo, tiesiog žaidžiam. Toks teisėjo verdiktas paskelbtas Tomui Dimšai ir Arturui Kurucui. Čia ilgesnių perdavimų įveikė spaudimą Latvijai ir atsidūrė jau mūsų aikštės pusėje. Arturas Žagaras organizuoja ataką prieš Margirį Normantą. Ir vėl, iš 2 gynėjų mikrodvikova. Daug judančių be kamuolio žaidėjų Latvijos rinktinėje aktyviausias. Aišku, Arturas Kurucas. Žagaras. Gražus prasiveržimas pro nugarą, perdavimas ir atrodo, kad bus pražanga puolime. Taip. Čia perdavimas, kurį atliko Arturas Žagaras vėl. Tiesiog įspūdingas. Ne, gynyboje vis dėlto skirta pražanga. Nubaustas čia buvo Gabrielius Maldūnas. Nesusipratimas. Lietuviai jau norėjo išsimetinėti kamuolį, bet parodyta buvo kaip ir blocking foul. Taip, Gabrieliui Maldūnui įrašyta pražanga prieš Arturą Žagarą. Ir Latvijai pratęšė ataką. 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Kristas Rizorikas. Latvijos rinktinės penkete pasirodys netrukus. Šiandien Arturas Kurucas yra pelnęs 20 taškų ir surinkęs 24 naudingumo balus. 6. Latvijos rinktinės krepšininkai turi 2-ženklį naudingumo balų skaičių. Lietuvos rinktinėje tik Rokas Jokubaitis ir Jonas Valančiūnas tokie. Kristas Rizorikas keičia Žagarą. Dvi su pusė minutės. Trečiame kėlinyje Gabrielius Maldūnas prieš Šmitą. Kovoja Lietuvos rinktinės puolėjas. Šmitas, jo geras perdavimas Strautiniui ir dar viena Lietuvos rinktinės pražanga, dabar jau 2 baudų metimai. Nepavyko išvengti pražangos Tomui Dimšai. Ir na kaip gerai šiandien įsilieja visi Latvijos rinktinės tie roliniai žaidėjai, tarkim Arturas Strautinis. 6 pelnyti taškai, porą atkovotų kamuolių, geras darbas gynyboje. Iš tikrai ne elitinių žaidėjų Luka Banki pavyko sulipdyti nuostabiai veikiantį mechanizmą. Arturas Strautinis, žaidėjas rungtyniaujantis aukščiausioje Italijos lygoje Dertonos komandoje. Dar turnyro metu Latvija prarado komandos kapitoną Dairį Bertinį. Na, apie Andžėjų Pasačniką dar skelbiama ir kalbama, kad jis ne šiaip savo iš rotacijos krito su lyga, susidūrė, na ir aišku, be Kristapo Porzingo atvykus į Latviją žaidžia tokį čempionatą. Su Kristapu Porzingiu, bet ne kaip žaidėjo, labiau kaip žmogumi, kuris palaiko savo komandos draugus ir tautiečius. Na, vienas žaidėjas iš NBA, vienas iš Eurolygos. Latvijos rinktinė ir to jiems pakanka. Čia Deivido Sirvidžio netaiklus metimas. Klavas Šavaras, ima kamuolį. Arturas Kurucas, Kristas Rizorikas, Petkim Sport. Klube rungtyniausiantis kitą sezoną metą iš 3 taškų zonos netaikliai. Var jau Lietuvos rinktinė greitajame puolime ir Tomas Dimša nusprendė stabtelėti.
Maldūno užtvara. Ir Tomo Dimšos. Metimas šiek tiek sumažina atsilikimą lietuviai. Tačiau į tuos skaičius švieslentė kol kas dar nesinori žiūrėti. Reikia bent kažkiek labiau apčiuopiamo spurto, kad būtų galima kalbėti bent apie teorinės kažkokias viltis šiose rungtynėse dar likusias Lietuvos komandai. Zorikas. Maldūnas po išsikeitimo prieš jį. Zorikas ir čia be pražangos. Jis sustabdo Maldūnas. Pavyksta apsiginti lietuviams. Tomas Dimša. Sirvydis. Dar viena proga jam. Deividas Sirvydis. Ar man nekrentant šiandien ir Deividui Sirvydžiui pataikytas vos 1-3 iš 4. Nors sukūriamos geros progos. Luka Banki jau prašė pertraukėlės, kai pamatė, kad Sirvydis atakuoja iš toli, bet pertraukėlė nebuvo, aišku, paimta, nes tiesiog nebuvo taškų. Lavas Čiavaras nusimeta kamuolį į kitą pusę Strautinis. Strautinis Zorikui, ekstra perdavimas Arturas Kurusas, geriausias Latvijos snaiperis šiandien, bet dabar ir jis netaiklus. O Lietuva šiandien yra pataikiusi 2 tritaškius iš 16. Tokių skaičių šiame čempionate dar nematėme. Dimša prieš Davį Berdanį. Sirvydis. 12 sekundžių atakai. Latvijai nepraranda koncentracijos, nepraranda nusiteikimo. Net ir įgyja labai solidų pranašumą. Margiris Normantas po driblingo, iš toli netaikliai Tadas Sedekerskis ima kamuolį. Vienas iš lietuvių epizodų tai pavyko atsikovoti kamuolį puolime, tačiau nieko iš to nesusikūrė lietuviai. Ir pražangos įsireikalauti taip pat nepavyksta. Latvijos krepšininkai neskuba, jie pasistengs kuo ilgiau organizuoti savo ataką. Latvija šiandien laimi net ir kovą dėl atšokusių kamuolių 35-29. Kristeris Zorikas. Koja, neliestas kamuolys. Ir jau likusios sekundės priklauso Latvijams. 6 sekundės ir 70 liko šiame kėlinyje. Žagaras sugrąžintas tai paskutiniai atakai. Luka Banki ir toliau išlaiko maksimalią rotaciją, išlaiko maksimalią koncentraciją savo rinktinėje šiose rungtynėse. Ir jeigu po 2 kėlinių dar atrodė, kad taip, atsiliekame, tačiau viskas yra įmanoma. Trečiąjį ketvirtį Latvija laimi 27-9. Čia Margiris Normantas ir pražanga. Fiksuojama prie Žagarą, dar 2 baudų metimai į Lietuvos krepšį. Nesu įsitikinęs, kur čia galėjo būti ta pražanga. Atrodė tiesiog kova dėl kamuolio ir Normantas jau buvo netgi pasiėmęs tą kamuolį. Sunkios, aišku, rungtynės ir Kaziui Maksvyčiui. Toks čempionato finišas turbūt net nesisapnavo košmare prieš rungtynes. Arturas Žagaras dabar prameta baudos metimą. Žagaras vos 3 taškai. Sąskaitoje visi 7 pramesti metimai žaidimą, tačiau 14 rezultatyvių perdavimų. Lietuviai dar turi sekundę ir 80 šiame kėlinyje. Normantas. Reikės jau desperatiško bandymo. Normanto metimas krepšio link labai netaiklus ir trečiasis kėlinis baigėsi.
Skaudžiausias Lietuvos rinktinės pralaimėjimas Latvijai istorijoje be abejo buvo 2001 metais, tuomet Latvijai rungtynės laimėjo 94-76 ir tada netgi užbaigė lietuvių pasirodymą Europos čempionato aštuntfinalyje. Šiandien, aišku, rungtynės netokios vertės, tai yra paguodos kovos dėl 5 vietos, tačiau Latvijai tiesiog triuškino Lietuvos krepšininkus 80-47. Dabar jau atrodė, prarado kamuolį Latvijos rinktinė, bet Davis Bertenis vis tiek įliejo tritaškį. Beje, turiu pastaisyti transliacijos metu, kai buvo pateikta FIBA statistika, Latvija yra pirmi čempionate pagal dengiamų tritaškių pataikymo procesą. Mes esame 4 toje kategorijoje, bet šiandien ar dengiami tritaškiai, ar laisvi? Latvija yra geresni. Tikrai taip, pagal kiekvieną iš tų komponentų jų pataikymas iš toli yra 12 iš 25, lietuvių 2 iš 19. Neįkvepiantis, švelniai tariant, ir ketvirto kėlinio pradžia. Čia dabar Aigaras Škelė, krepšio link, vėl gerai susirotuoja Latvijai puolime. Laisvas metimas, 3 taškai ir 83-47. Labiau skudurų per veidą. Sunku net suprasti tokius dalykus, kai Lietuvos rinktinė laimi prieš Jungtines Amerikos valstijas. Na, kad ir kokia būtų JAV sudėtis, bet šventė, ar ne? Nedarbo diena kažkur buvo. Bet tada tu turi beveik -40 prieš Latviją. Tai tikrai kažkokie nesuvokiami kontrastai. Ar sakytumėm, kad gerai, kovas dėl 5-8 vietų, galbūt koncentracijos nėra dar kažkas, tačiau prieš Slovėniją mes žaidėm gerą vėl krepšinį. Mes buvom atsigavę po to pralaimėjimo Serbijai ir rodėm, kad galime kautis dėl garbės, dėl tos 5 vietos. Žaidėjai tarsi įrodinėjo, kad tai yra svarbu. O čia mes matome net pažįstamą Lietuvos rinktinę. Čia apie papildomą motivaciją daug kalbėti nereikia vis tiek. Taip jau visi daug akcentavo, kad žaisime su Latvija, kad visi nori kažką įrodyti. Latvijai nori įrodyti, kad jie dabar mūsų yra pasivyję, gal net aplenkę kaip komanda. Mums svarbu įrodyti, kad Lietuvos krepšinis toliau aukščiau Latvijos. Na, man sunku būtų patikėti, kad būtent šitose rungtynėse nebuvo motivacijos ir noro. Bet tiesiog tragedija. Antra rungtynių pusė yra pralaimimo rezultatų 9-34. Gražintas dabar kėlinio pradžioje. Jonas Valančiūnas į aikštę. Tomas Dimša, neprasiveržimas ir 2 taškai suprašome. Pavyks dabar Tomui Dimšai pasižymėti šios atakos metu. Jis taip pat rungtynės pradėjo sunkiai, buvo tos kelios klaidos perdant kamuolį. Dabar šiek tiek sumažintas atsilikimas. Na, rungtynės, kurias kuo greičiau norėsis pamiršti, ir kaip gaila, kad po tokio susitikimo, na, viskas ir baigėsi čempionate, jos paliks tą kartelį burnoje. Na, viena yra pralaimėti serbams ketvirtfinalėje, kurie žais finale, kurie sužaidė fantastiškas rungtynes prieš mus. Sakas kita yra štai taip dėl 5 vietos subirėti žaidžiant su Latvijos rinktinė. Tiesiog pralaimėti Latvijai, kokia ji yra šiais metais, nebūtų gėda, bet tokiu rezultatu pralaimint jau, na, sunku ir žodžius parinkti. Aigaras Škelė Zorikui, jis vėl išsilaisvina prie tritaškio linijos ir pataiko dar vieną metimą. Užmėtė tiesiog tritaškais Latvijai Lietuvos rinktinė, 14 iš 27. Rezultatą jau seniai žiūrėti nesinori. Dimša. Bandykime pasižiūrėti bent į įvykius aikštėje. Perdavimas Jokubaičiui. Kuzminskas. Meta iš 3 taškų zonos Mindaugas Kuzminskas ir toliau niekas pataikyti neįstengia. Jonas Valančiūnas bent jau atkovoja kamuolį puolime. Pelno taškus. Būtent iš antrųjų šansų. Didžiąją dalį taškų ir susirinko Lietuvos rinktinės centras. Vienintelis dalykas, kuris galėtų nuraminti šiandien lietuvių gerbėjus, tai jei būtų paskelbta, kad nerimta Igno Brazdeikio trauma. Daugiau neįsivaizduoju, kad galima pozityvaus įžiūrėti. Aigaras Škelė ir jis prisijungė su savo tritaškiu. Jokubaitis, pražanga fiksuojama prieš Joną Valančiūną. Latvijai pirmą kartą žaidžiantis pasaulio čempionate fiksuoja istoriją. Jie patyrė šiame čempionate tik 2 pralaimėjimus iki grupės etape. Jie nusileido kanadiečiams ir ketvirtfinalėje pralaimėjo Vokietijos rinktinė, tačiau kaip jie kovėsi tose ketvirtfinalio rungtynėse, taip pat buvo įspūdinga. Ir nemažas būrys Latvijos rinktinės gerbėjų yra pasilikęs šią Maniloje iki pat pabaigos.
Nu, jie kėlėsi dar ir iš Džakartos į Manilą ir kėlėsi tikrai gausiomis pajėgomis. Pasečnikas apsigina nuo Jono Valančiūno atakos. 5 pražangą gavo Andrėjus Gražulis ir Latvijai liko be jo, bet turbūt tai jau nieko nekeičia. Zorikas. Žaidimas 2-2 su Pasečniku, pražanga fiksuojama Mindaugui Kuzminskui. Turės, dar vieną galimybę šios atakos metu pulti Latvijai. Graškelė. Trautinys ir kontaktas neleisnas. Mindaugas Kuzminskas pažeidžia taisyklės. Mindaugas Kuzminskas žaidė puikų mačą prieš Slovenijos rinktinę. Vėl rodė tą pavyzdį komandai, kaip reikia kautis dėl garbės, dėl tos 5-osios vietos. Tą dažnai akcentavo jis ir pasikalbinimus, tačiau šiandien ir jam sunkiai sekasi surasti save. Zorikas. Pasečnikas. Jo, užtvara Zorikui. Latvijai dabar jau tiesiog mėgaujasi žaidimu, daug perdavimų, daug judėjimo be kamuolio ir šiaip ne taip pavyksta apsiginti. Tadas Dekerskis sumušė kamuolį šokinėjantį ant lanko. Dimša. Valančiūnas. Meta iš 3 taškų zonos Jonas. Dar vienas netaiklus. Jo bandymas. Na ir Valančiūno problema Latvijai visai neblogai sprendžia. Taip, skaičiai vis tiek atrodo geri. 15 taškų 8 atkovoti kamuoliai, bet neleidžia Latvijos rinktinė Valančiūnui dominuoti taip, kaip, tarkim, dominavo jis prieš Maiką Taubį ir Sloveniją. Trautinis. Nepataiko dabar Arturas Trautinis. Apsigina lietuviai, viena iš retų. Situacijų, kai Latvija neišnaudoja geros progos prie 3 taškų linijos. Mindaugas Kuzminskas, jo prasiveržimas. Dar vienas netaiklus metimas. Na niekas tiesiog nebeįkrenta Lietuvos dabar jau krepšininkams. demoralizuoti žaidėjai ir sunku jau krepšiniu pavadinti tai, ką mes matome. O Luka Bankį dar ir porą starto 5 žaidėjų ruošiasi grąžinti. Rolandas Šmitas su Arturu Žagaru pasirodys aikštėje. Baitas Kuzminskui. Dimša iš 3 taškų zonos Tomas. Pavyksta pataikyti Tomui Dimšai. Pastaroje atkarpoje šiek tiek rezultatyvesnis jo 8 taškas. Ir pirmas pataikytas 3 taškas. Bent kažkiek tą rezultatą švieslentėje būtų gerai dar pakoreguoti lietuviams. Tam lieka 5 minutės. Didžiausias pralaimėjimas, kiek atkapščiau ir buvo. 2001 metais patirtas prieš Latvijos, tuomet 18 taškų. Latvijai įveikė Lietuvos rinktinę, pavyksta dabar apsiginti. Tomas Dimša. Avi Bertonui fiksuojama pražanga. Latvijos rinktinė, ypač dar po šių rungtynių, manau, kad oficialiai tampa šių metų pasaulio čempionato širdžių čempionais. Lietuvoje labai daug simpatijų, labai daug džiaugsmo būdavo po Latvijos rinktinės pergalių ir Latvijai dabar būtent prieš lietuvius skleidžia visų savo turimus sparnus. Normantas ir Sirvydis gauna progą įpusėjus 4 kėliniui. Tomas Dimša vėl bando žaisti agresyviau ir pelno dar 2 taškus. Dimša tampa to žmogumi 4 kėlinyje, kuris dar kaunasi, kuris renka taškus lietuviams. Mažai. Kas šiandien Lietuvos rinktinėje gali to pasigirti. Žagaras. Pasečnikų ir tai yra 15 Arturo Žagaro rezultatyvus perdavimas. Lietuva yra atlikusi 10. Vėl Tomas Dimša, kuria Lietuvos rinktinės atakas. Rokas Jokubaitis, sėdint atsarginių žaidėjų suolelio, nėra Kariniausko, reikia Dimšai žaisti pirmų numerių ir Tomas Dimša pataiko dar vieną 3 taškį. Tomas Dimša po truputėlį tampa vienu iš Lietuvos rinktinės puolimo lyderių. Ar tampa žaidėjų, kuris bent jau sportinį pyktį išlieja 4 kėlinyje? Tomas Dimša to garsėja. Dės visuomet besigaunantis iki galo, visuomet norintis pastovėti. 16 perdavimo nebus, nes blokuoja Valančiūnas Pasečniko. Čia tokia į nesportinę visai panaši pražanga. Galbūt visi nori, kad rungtynės greičiau baigtųsi ir... Ne, vis tiek Kazys Maksvytis prašo peržiūros, naudojasi trenerio iššūkiu. Ir likus 3 minutėms 33 sekundėms teisėjai pasinaudos vaizdo peržiūros sistema. Ball in front
positions. Just give me the camera number 1, normal speed, please. Can you go back? Yeah, let's give me. Let's wait. Can we have? Let's try this camera and play on. Let's see. Go in front, go in front. Okay, go back, no. Can be this one, look, this one. 5, and the right, go. So it's not. So the ball is on the right, on the left hand, and the contact is on the right. Yeah. So this is met the criteria for a sportsmanlike foul. So we will upgrade from normal foul to a sportsmanlike foul. So go back. 33 is the shooter. 32 is the guy who made the foul. The clock is okay. 32 is you. Yeah. We upgrade. Perkvalifikuojama ši. Pražanga iš paprastos į nesportinę. Kitų baudų metimai ir su kamuoliu liks Lietuvos rinktinė. Arturas Žagaras su 15 rezultatyvių perdavimų jau yra pakartojęs rezultatyvių perdavimų rekordą pasaulio čempionatuose. Jeigu atliks dar vieną, jis taps pirmenybių rekordininku. Tomas Dimša prameta baudą. 13 taškų yra pelnęs Tomas Dimša, Valančiūnas jau pakeistas ant atsarginių žaidėjų suolelio, nes pelnė 15 taškų, atkovojo 8 kamuolius, tačiau irgi buvo pastebimesnis pirmoje rungtynių pusėje, o dabar Dimša meta 2 baudas netaikliai. Šiandien Lietuvos rinktinės pataikymas ir nuo baudų metimo linijos, švelniai tariant, nekoks, 10 baudų iš 18, 3 4 iš 23. Dimša, 3 metimas, nepataiko, dabar ir Dimša iš tolimojo nuotolio. O Žagaras 15 rezultatyvių perdavimų prieš Lietuvos rinktinę ir dabar ieško 16. Rekordinis paduodamas kamuolys kaip ant lėkštutės Andžejui Pasečnikui. Arturas Žagaras fiksuoja pasaulio taurių rekordą. Skaičiuojame, aišku, rezultatyvus perdavimai yra tik nuo 1994 metų. Tai gali būti, kad ir ankstesniuose čempionatuose kažkas atlikdavo daugiau, bet tai nebuvo skaičiuojama. Matijūno perdavimas netikslus, Lietuvos rinktinė klysta ir tokios rungtynės, kur jau maždaug nuo 4 kėlinio pradedi laukti susitikimo pabaigos, nes nieko čia jau nepakeisi. Lietuvos rinktinės veidai tą išduoda taip pat. Pakartojęs rekordą dar šiame čempionate buvo Pietų Sudano lyderis Karlikas Džonsas su 15, bet Arturas Žagaras tą rekordą gerina. Priminsiu, kad jis jau pirmoje pusėje buvo atlikęs 10. Rodijonas Kurucas. Tikrai lengvi taškai ir Latvija artėja prie 100. Ar tai dar ne rungtynių pabaiga? 16 jau turi Arturas Žagaras, dar 2,5 minutės. Rokas Jakubaitis nemeta iš 3 taškų zonos ir Vydis. 10 sekundžių. Donatas Matijūnas pražanga prieš jį. Latvija jau turi 4 komandinės, taigi mes baudas. Lietuvos rinktinės centras. Kažkaip sunku net ir atsiminti kažką tokio Lietuvos rinktinės pasirodymuose. Nežinau, jeigu mes čia kapstysimės po tos košmarus, tai... Gal nesikapstyka. Buvo labai blogos rungtynės, tarkim, Rio olimpinėse žaidynėse su Ispanija, bet irgi ten Ispanija, ten žvaigždės. Buvo Europos čempionatas Lenkijoje. Visokių buvę yra dalykų, bet dabar čia nesinori lyginti, kas blogiau. Čia gerai yra tai, kad ne dėl olimpinio kelialapio, ne dėl medalio, ne dėl kažko, dėl 5 vietos. Taip, per daug nieko nelemenčios rungtynės, tiesiog nesinorėjo toli gražu tokios į pabaigos ir tokios čempionato kulminacijos, kur iki šių rungtynių tikrai buvo galima kalbėti apie gerą Lietuvos rinktinės žaidimą, nepaisant vieno pralaimėjimo ketvirtfinalį. Šiandien Latvijos rinktinė tiesiog visą galvą pranašesnė už mūsų. Būtent šiuose konkrečiai rungtynėse apsigina lietuviai Deividas ir Vydis. Ir šiaip mes privalome pripažinti, kad Latvijai žaidė geresnį čempionatą nei lietuviai. Jie turėjo sunkesnį tinklelį, stipresnius varžovus iki ketvirtfinalio. Ir ketvirtfinalyje buvo arčiau pergalės negu mes. Nusipelnė būti 5. Pralaimėjome ketvirtfinalius ir mes ir jie. Komandoms, kurios kovos dėl titulo žais finale, Serbija prieš Vokietiją.
Dėl bronzos be abejo dvi Šiaurės Amerikos rinktinės, Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada. Visą tai tiesiogiai per TV3 jau paskutinę čempionato dieną. Dekerskis. Kubaitis. Jo, dar bandymas pelnyti porą taškų ir Rokas Jokubaitis taip pat. Pradžių pirmoje pusėje dar pasižymėjo neblogų pataikymų, dabar lieka 6 metimai iš 15. Tiksliai buvo 6 iš 7 ir tai reikštų, kad visus 8 metimus po pertraukos Jokubaitis prametė. Gerai taip. Žagaras prieš Normantą. Lieka lygiai minutė. Šmitui. Šmitas turi gerą šansą ir 17 Arturo Žagaro rezultatyvus perdavimas. Rolandas Šmitas pataiko dar vieną tritaškį. Latvija šiandien jų realizavo 16 iš 32, pats Rolandas Šmitas pataikė 3 iš 4. Čia Deividas Rivilis pataiko savo antrą tolimą metimą iš 5 bandymų. Na, Rolando Šmito tolimų metimų jau neužilgo labai norėsime, kai prasidės Eurolygos sezonas. Tačiau šiandien baudė jis mūsų savo tritaškis. Taip atsipūtė Žagaras tos kamuolius paskirsto, kaip ramiai kamuolių kontroliuoja, na, tikras boleris. Gražu žiūrėti. Ar bus labai įdomu stebėti, kur pakryps jo karjera, kokį kontraktą susimedžioja šiuo čempionatu. Arturas Žagaras, čia Sirvydis. Nepataiko dabar jis. Na, Tai yra viskas. Sirgaliai, kai kurie gal dar norėtų 100 taško, bet nebepuls Latvijos rinktinė, kuri šiandien tiesiog nuo vaizdo nupūtė Lietuvos krepšininkus 98-63 rungtynių rezultatas ir Latvija čempionate finišuoja 5 vietoje, Lietuvos rinktinė lieka 6. Sunku kažką ir pasakyti po tokių rungtynių. Galima padėkoti komandai už tą darbą, kurį padarė patekdama į ketvirtfinalį, už tas pastangas, kurias demonstravo iki šiol. Šiandien tiesiog buvo neatpažįstamas Lietuvos rinktinės veidas ir mes pamatėme neabejotinai prašiausią mūsų komandos pasirodymą šiame čempionate. Gaila, kad su tokia liūdna nata baigėme Lietuvos rinktinės pasirodymą, tačiau rytoj mūsų lauks kovos dėl medalių. Ten bus labai įdomu JAV prieš Kanadą dėl 3. vietos ir finale 2 Europos komandos Vokietija susitiks su Serbija. Na, turėtų geras aukščiausio lygio krepšinis pataisyti nuotaiką rytoj. Dviejos puikios rungtynės laukia ir tai bus čempionato pabaiga Maniloje. Lietuvos rinktiniai čempionatas oficialiai baigėsi jau šiandien. Sveikinu visus, kurie galbūt prijaučia Latvijos komandai, kurie galbūt, nežinau, gyvena Lietuvoje, bet pasienyje kur nors palaiko Latviją ir supranta lietuviškai ir žiūri per lietuvišką TV3, kas belieka. Ir mes su Tautvydu jau atsisveikiname. Arturas Žagaras fiksuoja naują pasaulio taurės rekordą. Taigi per daug neliūdėkite, susiklausysime jau rytoj, kuomet bus dalinami medaliai. Iki greito. Nada,